trečios vidurinės mokyklos kino festivalyje 100 dienų iki apdovanojimų. Jei mums pasiseks, pakalbinsime 3 kino ekspertės, kurios jau 7 metus atlieka praktiką su žymiausiamis aktorių grupėmis, turinčios labai įdomius, originalius ir įspūdingus pavadinimus, tokius kaip 12T, 12D, 12H. Taigi, su dideliu nekantrumu skubame užduoti porą intriguojančių klausimų. Ona Viršilienė, 12 klasės auklėtoja. 12 choreografinės klasės auklėtoja. Ina Fondienė, 12D. Bėgti iš pamokų. Gražiai pasipuošti. Štai ir išgirdome kino eksperčių atsakymus į mūsų išradinguosius klausimus. Taigi dabar bėgsime pašnekinti kitų. Geri, negeri. Tu mane alkoholikė laikai? O ką? Kad jūs žinotumėt, kaip... Ką žinau? Pakankamai stora oda. Ta odas buvo sausa. Jie turėjo 2 kojas arba 2 kojas. Žiūrėjom, kaip lietuvių mokytojai pažiūrės į šitą klausimą. Ir jie buvo kai kurie plėšrūs, kai kurie buvo žolėdžiai. Neįsivaizduoju. Nu, tai tokie dideli, žali ir valgo žmonės. Dideli ropliai, taip ropliai. Dideli ir būdavo ir mažų, būdavo ir plėšrūnų, ir vegetarų. BMW, kad mergas trauktų. Gerai, tai yra trikdantis klausimas. Iš tikrųjų, jūs lendat į mano piniginę? Nevalgau jų. 13. 20. Kaip rašomas žodis ąžuolas? Benosinės, aišku. Neįsivaizduoju. Atsiprašau, čia dėl šimtadienio labai skubu. Labą dieną, mokytoja, mes porą klausimėlį jūsų norim paklausti. Miss Hoover? Yes, Ralph, what is it? My worm went in my mouth and then I ate it. Can I have a new one? No, Ralph, there aren't any more. Just try to sleep while the other children are learning. Oh, boy, sleep! That's where I'm a Viking. I could pull a better cartoon out of my ass. Hey, whoa! Wasn't that great, kid? I'm going to sue the pants off you. You don't have to sue me to get my pants off.